O, šį kartą kiek kitokie, bet visokių spalvų. Bandysiu perinti. Visi vištiniai, įvairiausios spalvos, galbūt dar nežino kai kas. Tai čia originalios spalvos, jie nedažyti. Tai o ant kitų dalykų turėsim tokių kiaušinukų, nereikės nedažyti. Dviem eilėm, 120 kiaušinukų. Žiūrėsim, kas gausis. Taip pat jau greitų metų turėtų reistis ir stručiai. Na, va, išsiryto jau stručiukai. Dar biškį griuvinėja, visiškai mažina, kol išmoksta vaikščioti ant savo ilgų kojų. Pražuoliai. Nugi pasisveikinkit. Na, va, stačiau jau vieną langą. Iš karto labai daug šviesaus atsirado. Dabar bandysiu dar antrąjį statyti. O dėl trečio bus matyti. Vėl naktis. Pabaigiau jau abudu vartelius. Tiek vieni, tiek kiti pabaigti, vėl tamsu. O šiandienos darbai baigti. Na va, šiek tiek išsilyginom žemę, kur stručiai vaikščios. Taip pat nusigrioviau jau pilnai visą pastatą šitą, kuris buvo. Kitos savaitės tada jau duris darysiu, vartus stručiam. Taip pat dabar žvyrą prisivežti, išsilyginti čia. O taip ir bus stručiam. Dar visus šiukšlynus apsitvarkyti čia, metalo laužai, išsivežti viską. Tai va, jau dėsim stulpelius, betonuosim ir jau už savaitės gal bus galima paleisti stručių čia į kiemą. Atsivežiau paskutinius stulpus, tai šiandien jau irgi betonuosim. Taip pat nusipirku ir atsivežiau lentas. Daryti jau čia iš vidinės pusės duris. Dar žvyro dasipildyti. Atsivežam betoną. Skylę susimesim ir statom stulpus. Statyti. Tiek čia. Čia. Ir ten aplinkui. Tai dabar palaukti, kol sudžius betonas, kuris prilaiko stulpus vietose. Ir tada bus galima traukti tinklą.
Dabar bandysiu jau pjauti pilnai duris. Šitą sieną ir daryti duris. Pradėjau realiai tos vartus daryti, tai kadangi šitos lentos šoninės jau ilgalai buvo nupuvę, aš čia bandžiau sujungti, bet tada tvirtumo nebelieka iš tų lentų, per visą irgi juda tos lentos. Tai sugalvojau, kad aš jas visas šnai, tiek šitam šone, tada keičiu naujom. Ir tada čia ir duris bus naujom. Visas priekis realiai iš karto gražiau ir atrodys. Ir bus darbas kokybiškesnis, kadangi vis tiek yra to pačio darbo, tas pats darbas bus ir sutvarkyti pilnai ir vis. Tos viršutinės liks, jos nesupūsios, tai galės ir pasilikti, jos bus biškutį juodesnės, bet tai šoninės irgi nutepsi dar su kokiu impregnantu, tai irgi patamsės, maždaug susivienodins jos ir bus visas priekis, visas naujas, tai jau žinosiu, kad ilgam nebereikės tvarkyti. Tik nužievintojais liko namuose, tai naudosimės mini dalgių. Tai irgi gan gerai veikia. Biškį nužievinam, nes žievė labai pūdo pačias lentas, tai viską ką sudėsiu, reikės nužievinti. Vieną čia viršų trumpesnį, apsipjauti viršų ir bus galim pradėti šitas duris. Vėl sutemo, nieko beveik nebesimato. Jau pabaigiau visą šitą sekciją. Dar liko ten kampuką sutvarkyti, nes irgi buvo išpūvęs. Dar čia vieną įdėti trūkstamą. Kaip ir susitvarkiau visą sieną, viršų irgi. Dalis liks šitoj pusėje, dar nežinau ką darysiu, tai pradedu daryti duris. Pasidariau durų rėmą, bandysiu apskaldinti.
Na va, kaip ir viskas, durys kaip ir pabaigtas, abidvi. Dar padaryti papildomus kabliukus, kad užsikabintų, užsirakintų ta prasme. Nusilakuos, susivienodins spalvos, nes turiu lako tamsaus, tai nusitamsins susivienodins maždaug. Tai atrodo tam kartą. Dar virš durų uždėjau tokį slenkstuką ir prie tą pačią darau užsidar lentutes pagal stogą, kad būtų mažiau plyšių bus, mažiau vėjas bus. Va, ir tuoj uždėsiu, pasimatys, kaip čia atrodys. Stoginį jau pabaigiau, užsidėjau lentutę, žinau, kažkiek gal matysis. Tai va, dabar planas, dar virvę pasilikau, nusipjauti ilgesnius galus, visi, kurie išlenda virš virvės. Ir bus viskas, galima virvę nuimti ir ant kito savaitgalio bus galima jau dėti pilnai tvorą aplinkui. Taip pat čia tie patys dar varteliai, juos irgi tinklu uždengti. Dar aplinkui visą eis lentutė, žinai, kad matytų ribas. Nu, per visą eis lentutė. Vidai irgi maždaug yra pabaigta jau, tiesiog reikia dar žvyrą prisivežti. Šėryklas ir girdyklas jau paruoštas. Tai va, išeis dabar tiesiai pro vartus. Čia uždedu tvorą, tai tada jam čia viskas aplinkui bus. Kiemio vartai, užraktų dar nepadariau ant vartų, nes keisis tvora. Dabar čia laikinai uždėjau, tai čia realiai 3 metrai ant 3, jam bent jau kol saulė švies, dabar kadangi viduj buvo, tai visai negavo to gryno oro, dabar dar čia šiek tiek pasivaikščios čionai. Ir jau ant kitos savaitės jau aptversiu tada viską aplinkui ir jau pilnai galės išeiti kiemą. Na va, pirčiukai jau perkelti. Vaikšto. Per naktį apsipras šitoj vietoj, tada išleisiu jau į kiemą. Padarysim vartus. Čia dar liko daug medienos, tai ta mediena susitvarkys su laiku, nes dar daug statybų projektų yra, tai išsinaudos visas, ten irgi pilnai užverstų, ten dabar laiku visą medieną. Atskiras sandėliukas, sandėliavimui viso šito neturim. Ir dar kol neužauga nelabai ir reikalingas dabar tas antras dar kol kas. Bet jau pasiruošti buvo gerai. Iškart pasiruošiu, kitam kartą nereikės taip skubėti. Nu, pirčiukai pratinę.
prie naujos vietos, per naktį čia pasibus ir viskas eis į kiemą. Iššalta. Tiek veiksmo buvo, kol į naują vietą perėjom, tai labai iššalta. Buvo reikalų, dar nėra didelį, keli 9 mėnesiai, dar jie daug paaugs tikrai, bet jau buvo reikalų juos čia atgrūsti nemažai. Va kalakutai kaip gražiai pradėjo pūstis, jau bręsta po biškį. O, nu pasirodykit, mėlyngalviai. Čia patelės ramios. Kalakutai dar kol kas nepuola, dar visai yra galimybė įveikti vidų, o jau su žąsim jau biškį reikia atsargiau. Jau tik nusisuk, jau segasi iš galo.